siekiame tikslų ir norime visada išvengti nesėkmių arba jas aplenkti. Manau, kad gausime ne vieną praktišką patarimą ar bent kryptingą nuorodą, kaip išvengti streso, bendravimo sunkumų, kaip būti laimingais, dirbant nepersidirbti, o poilsiaujant per daug nepersipramuoti. Tad žodis lektoriai. Labą dieną visiems. Turiu klausimą, ar galiu sėdėti? Nes vis tik laikas ilgas, tai man bus jaukiau jūs matyti, taip bendrauti. Nežinau, ar reikia mikrofono, ar reikia. Tai jau mane pristatė, bet aš truputėlį plačiau apie save noriu pasakyti. Neveikia mikrofonas. Veikia, gal per toli. Tai esu Vaida Rukienė, sveikatos psichologė. Mano darbinė praktika yra daugiau nei 10 metų, nu apibrėžkim, tai būtų 10. Šiuo metu dirbu Prienų ligoninėje ir Prienų ligos namuose. Dar ką apie save galėčiau pasakyti, tai esu medicinos etikos komisijos pirmininkė Prienų ligoninėje ir narė, taip pat korupcijos prevencijos pirmininkė ir narė ir jau 5 metai Lietuvos psichologų sąjungos narė. Tai tiesiog, kai ruošiausi šiandien dienai, tai galvojau, kaip pateikti tą informaciją ir suskirščiau į 3 dalis. Tai visų pirma, ėmiau per tą praktinę pusę, po to įpyniau tos populiariosios, nes vis tik jinai mums yra patraukli, gal jum daugiau patraukli, mums profesionalą mes matom truputėlį kitaip, ir po to labai daug ką perleidau per save, per savo asmeninę patirtį ir per savo asmeninį suvokimą tam tikrų dalykų. Tai jau kai matysiu, kad vargina profesionalūs dalykai, arba jau matysit jūs, kad gana, tai stabdykit mane. Aš labai lankščiai priimsiu tą kritiką ir bandysim pereiti nuo profesionalumo prie praktikos prie tų populistinių dalykų. Nes vis tik braižas mano yra tai, kad aš esu psichologė, praktikė ir man vis tiek persipina prie tų tokių praktinių ir profesionalių dalykų, o ne prie populistinių, bet vis tiek įtraukiu. Žmogus yra biopsichosocialinė būtybė, o kas tai yra? Mumyse tai, kokie mes esam, persipina 3 dalykai. Tai žmogaus biologija, prigimtiniai dalykai, mūsų genetiniai dalykai, paveldėjimas, polinkis į ligotumą, ką mes galim iš dalies kontroliuoti, bet ir ne visada tai pavyksta. Žmogus yra psichologinė būtybė, tai yra tai, kiek mes esam psichologiškai patvarūs, kiek mes esam gebantys kontroliuoti save, savo elgesį, kiek mes psichologiškai esam atsparūs sunkumams ir mokam juos įveikinėti. Ir žmogus yra socialinė būtybė, jisai negali egzistuoti be socialinės aplinkos. Tai bet per šitas 3 dimensijas ir pažvelgsim į žmogų. Tam, kad žmogus teigiamai psichologiškai funkcionuotų aplinkoje, tai visų pirma turi mūsų visuomenė būti sveika, tiesioginė arba perkeltinė to žodžio prasme. Tam, kad žmogus jaustųsi gerai, turi ir visuomenė jaustis gerai ir daryti vieni kitiem tarsi gerus darbus. Kodėl aš apie tai pradėjau kalbėti? Nes kai mes susergam fizinę ligą, bet kokia, kas tai bebūtų, plaučių uždegimas, lūžis kojos, dar kažkas, mes tarsi esam apsaugoti, mūsų gaili, užjaučia, linki greičiau pasveikti, supranta. Kai mes sergam psichikos liga, kas atsitinka su žmogum, mes jį paliekam nuošaly, mes jį stigmatizuojam, vengiam, apgaubiam tokią nežinojimo aureolę, galvojam, kad atsiranda tas toks baimės, kritiškumo rodiklis ir sukelia žmogui dar daugiau baimės, jam sunkiau adaptuotis, kyla dar daugiau sunkumų.
tada kyla toks retorinis klausimas, ar mes galim pasirinkti ligą. Ir atsakymas kaip ir yra nelabai. Viena vertus galim, kita vertus ne. Ta viena pusė, kad galim, tai mes galim stiprinti savo asmenybę, galim produktyviau bendrauti, valdyti konfliktus, stiprinti tą savo psichologinį atsparumą. Taip kaip ir fizinę sveikatą mes galim iš dalies stiprinti, bet neišvengiamai yra ligų, nuo kurių mes negalim apsisaugoti. Todėl tos visos rekomendacijos yra į tai, kad tolerancijos, supratimo, kantrybės vieni kitiems ir visų kitų dalykų, apie kuriuos aš smulkiau pasakosiu eigoje. Remiantis pasaulinės sveikatos organizacijos rodikliais ir šiaip iš savo praktinės pusės galiu pasakyti, kad aš dabar kalbėsiu apie tą praktinę pusę, kokios ligos dažniausiai yra psichikos ir elgesio ligos. Tai dažniausiai yra nerimas, depresija, būna šizofrenijos atvejai. Aš kadangi dirbu ligoninėj, tai tų atvejų yra šiek tiek mažiau, dirbantys psichikos sveikatos centruose arba psichikos ligas gydančiuose stacionaruose, jų yra daugiau. Mano atveju truputėlį mažiau yra šizofrenijos atveju, labai ryškiai išreikšta demencijos problema, įvairios priklausomybės ligos, miego sutrikimai, elgesio sutrikimai, asmenybės sutrikimai. Ir dar išskyriau protinį atsilikimą, nes irgi tai yra rodiklis, kuris dominuoja mūsų aplinkoje. Dabar aš išvardinau ligas ir aš norėčiau neperšokant apie jas detaliau pakalbėti, todėl apie psichologinius sunkumus dar truputėlį grįšiu vėliau. Visų susirgymų, psichikos susirgymų priežastys yra dvejopo pobūdžio. Yra organinio pobūdžio ir psichogeninio pobūdžio. Truputėlį plačiau papasakot, ar ne? Aha. Tai organinio pobūdžio, kada dėl fizinės sveikatos negalavimų atsiranda psichologinės problemos, sunkumai, kas perauga į psichikos ligas, o psichogeninės kilmės dėl to psichikos nepatvarumo, dėl psichologinių dalykų atsiranda depresija, nerimas, šizofrenija, asmenybės pakitimai, elgesio pakitimai ir visa kita. Svarbu yra išsiaiškinti priežastis. Ir ką daro psichologai, psichiatrai, psichoterapeutai, tai šeimos gydytojai arba gydytojai dirbantys su susirgimu iš fizinės pusės, jie paprastai daro tyrimus įvairius kraujo, šlapimo, šviečia rentgeno nuotraukas, daro echoskopijas. Kaip dirba psichikos sveikatos specialistai, jie pokalbio metu išsiaiškina sunkumus žmogaus, pokalbio metu, stebėjimo metu, taip pat atliekant įvairius tyrimus. O tyrimai yra tokie, kur per projekcinės metodikas, per piešinius, per įvairius testus, per įvertinimus, kur yra skalės, atitinkamos standartizuotos skalės. Ir atrodo, sėdi pacientas, jo mes klausinėjame elementarių klausimų, bet mes išleisdami jau žinom, kokį polinkį jis turi vienai ir kitai ligai. Tiesiog mes surinkdami interviu, darydami anamnezės tyrimus, mes jau gaunam informaciją apie jo psichikos ar elgesio pakitimus. Dar ką aš išskyriau iš praktinių dalykų, kad vertinant pacientą, labai svarbu bendradarbiavimo klausimas, bendradarbiavimas su slaugos personalu, nes slaugytojos dirbančios ir dieną ir naktį, ypatingai stacionare, jos daug pamato, kartais daug daugiau negu gydytojas, kuris epizodiškai pamato žmogų. Kokios yra tos psichikos ligos, aš jau minėjau, dabar truputėlį detalizuosiu. Apie kiekvieną ligą aš kalbėsiu iš tos sudėtingiausios pusės. Tai nereiškia, kad visi bruožai, kuriuos išvardinu, jau kažkam yra būdinga ir tai yra kraštutinai išreikšti ligos simptomai, bet gali jų būti pavieniai atvejai ir verta atkreipti dėmesį. Svarbu paminėti tai, kad liga turi trukti netrumpiau 2 savaitės. Jeigu kiekvieną dieną tie simptomai reiškiasi ir netrumpiau nei 2 savaitės ir geriausia tai imti mėnesio laikotarpį, tada verta kreiptis pagalbos. Prašyti pas šeimos gydytoją arba pas gydytoją psichiatrą, konsultuoti su psichologu arba psichoterapeutu ir prašyti pagalbos. Visų pirma, nerimas. Tokia ganėtinai lengviausia
psichikos sutrikimo forma, bet labai dažna. Kas yra nerimas? Tai kuo skiriasi pirmiausia nuo baimės? Mes visi jaučiam kažkokias baimės, bet baimė turi realų apčiuopiamą objektą. Bet mes kažko bijom, bet labai aiškiai suvokiam ko. Nerimas yra tada, kai mes neturim to objekto baimės, bet tas jaudulys ir to blogo laukimas yra labai sunkus periodas ir žmogus daug sunkiau išgyvena tą laukimo etapą, nei tą patį įvykusį faktą. Sutrinka žmogaus apetitas, miegas, darbinė veikla, atsiranda drebulys krūtinėje, dažnas prakaitavimas, dusimas, gali būti skrandžio skausmai, galvos skausmai, svaigimai, dusimas gali būti, sutrinka miegas, minėjau, darbinė veikla sutrinka, žmogui sunku skaityti, sunku susikaupti, nuolat lydi tas nerimo ir virpulio jausmas. Jeigu būklė yra stipriai išreikšta, reikalingas medikamentinis gydymas. Jeigu yra tik tai pavieniai simptomai ir žmogus geba valdyti save, tada rekomenduojama kreiptis psichologų arba psichoterapeutų konsultacijoms. Labai dažnas atvejis iš tikrųjų nerimo sutrikimams, kada padeda terapija, ne medikamentiniai. Ką daro terapeutas, tai bando išsiaiškinti nerimo priežastis, kame slypi tas nerimas, iš kur tos baimės nepagrįstos. Dažniausiai tai susijęs su neigiama patirtimi, vaikystėje ypatingai, gali būti ir šiaip vėlesnėme gyvenime, vėlesnės raidos etapuose. Todėl terapija yra naudinga, reikalinga ir tikrai efektyvi, nes suradus ir panaikinus priežastis labai daug problemų išsisprendžia. Jeigu nerimas nėra gydomas vienokiu ar kitokiu būdu, labai dažnai pereinama į depresiją. Depresija taip pat yra organinės ir psichogeninės kilmės. Labai dažnai depresija būna dėl galvos smegenų pažeidimų, traumų, kraujagyslinė demencija yra su depresijos apraiškomis. Ir kartais ypatingai vyresnio amžiaus žmonės bijo to žodžio depresija, nes nuo senų laikų yra manoma, kad yra pono liga, nors anaiptol taip nėra, nes tai yra procesai, kurie nėra kontroliuojami pačio žmogaus. Todėl verta atkreipti dėmesį. Vėl išvardinsiu kraštutinai išreikštus simptomus, tai liūdesys, pablogėjusi nuotaika, labai žema savivertė pas žmogų. Labai aiškiai išreikšta savigrauža, susiaurėjęs interesų ratas, žmogus vangiai domisi aplinką, vangiai domisi savo pažįstamais draugais, užsidaro savo rate, savo minčių, ypatingai tų neigiamų nuostatų į save, tam rate užsidaro ir jis tiesiog gyvena neišeidamas į platesnį socialinį lauką ir negauna palaikymo, negauna išėjimo iš savo tos neigiamos būsenos. Praranda dėmesingumą. Labai sunku sukoncentruoti dėmesį, žiūrėti televizorių, skaityti knygas. Žmogui yra labai sunku pradėti bet kokią veiklą. Nuotaika yra tolygi, neigiama, nešokinėjanti, o tokia neigiama, tolygi. Ir kas bebūtų, kažkoks džiaugsmingas įvykis, malonumas, dar kažkas žmogų neišbalansuojas ir lieka tokioj būsenoj. Sutrinka libido arba seksualiniai energija, moterim gali atsirasti priešlaikiniai menopauzės simptomai, gali būti amenorėja jaunesniam amžiui, vyram potencijos sutrikimai. Pakinta elgesys. Labai dažnai, kai yra gili depresija, vėlgi depresija yra etapinė, gali būti lengva, vidutinė, sunki. Jeigu yra labai sunkus atvejais, pakinta elgesys ir išryškėja suicidinės tendencijos. Tai mintys, ketinimai ir bandymai. Tai tie 3 rodikliai. Prasideda mintimis, o po to vilnėja iki ketinimų ir bandymų. Tai pakitus elgesiui ir atsiradus polinkiui į suicidą praktiškai reikalingas gydymas vienareikšmiškai. Pakinta miegas. Labai svarbus rodiklis yra miegas, aš po to išplėsiu, bet depresijos atveju kuo ypatingas yra miegas, kuo jisai kitoks nei prie kitų sutrikimų, tai
visų pirma, žmogus jaučia nuovargį, užmiega pakankamai greitai arba jam yra labai sunku užmigti. Užmigęs miega nekietai, dažnai prabudinėja, sapnuoja košmarus ir praėjus tam tikram į miego stadijai žmogus atsibunda ir negali užmigti, labai sunku yra užmigti. O jeigu užmiega, tai paprastai užmiega į rytą, kada jau reikia keltis. Ir jeigu yra žmogus jaunas, darbingo amžiaus, jam yra labai sunku keltis, eiti į darbą, rūpinti šeima, vaikais, atlikti darbą. Depresijos pasireiškimas yra ryškiausias iš ryto. Žmogui yra labai sunku ryte, jis dienos bėgė truputėlį lyg ir išsijudina ir geriausiai jaučiasi nuo 8 iki 10 valandos vakaro, kada jau reikia eiti miegoti, tada lyg ir nėra noro, nes produktyvumas atsiranda. Tai vat jeigu iš savo artimos aplinkos žmonių arba savyje pastebit tuos bruožus, tai geriau prašyti pagalbos laiku, kad tai neperautų į rimtesnius sutrikimus. Žmogus prie depresijos būna užslopintas arba sujaudintas, kaip tik yra toksai vat aktyvus, bereikalingai, bereikšmiškai aktyvus. Dar kas atsiranda prie depresijos, tai apetito stoka arba svorio netekimas, jau kraštutiniu atveju. Bet būna tokiu atveju, kad kaip tik žmogus ginasi nuo savo neigiamo emocinio funkcionavimo, valgymo ir išstorėja. Dabar apie terapiją, kaip yra taikoma terapija, tai jeigu yra kraštutinai išreikšti simptomai, tai be medikamentinio gydymo, kurį taiko psichiatrai, praktiškai neįmanoma. Labai dažnai esant sunkiai depresijai gydymas yra stacionarus, tai yra psichiatrinėse ligoninėse. Kartais psichikos sveikatos centrai susitvarko, taikant ambulatorinį gydymą ir visada šalimais yra reikalinga psichologo konsultacijos arba psichoterapija. Netgi gali būti ir užimtumo terapijos taikomos, dėl ko. Ir ne visada žmogui, kartais reikalinga ir jo šeimos nariams, nes labai stipriai išgyvena šitus procesus šeimos nariai, kai artimieji serga depresija. Nes depresija yra toks reiškinys, kuris įtraukia artimuosius į tą ratą. Tai koks vyksta darbas su depresija sergančiai žmonėms, tai yra per mąstymo keitimą. Keičiant nuostatas, keičiant įsitikinimus, keičiant savivertės rodiklius, nes kas, kaip jau minėjau, būdinga žmogui, jis yra su labai stipriai išreikšta žema savivertė, tai reikia grąžinti žmogui tą balansą, kad jis negalvotų apie save taip blogai, kad jis nenuvertintų savęs ir grįžtų atgal į tą teigiamą psichologinį būvį. Apie šizofreniją nenorėčiau kalbėti plačiai, nes pasakysiu trumpai, tai yra suvokimo ir mąstymo sutrikimas. Jeigu medicininiam kontekste, tai yra konkrečiai tie du dalykai, suvokimas, mąstymas, sutrikęs, kada žmogus mato tai, ko nėra, kada jisai girdi to, ko nėra, kada jisai jaučia tai, ko nėra. Filosofiniu požiūriu vėlgi, ko aš gal neturėčiau sakyti, bet iš tos populistinės literatūros yra klausimas, ar tikrai žmogus mato to, ko nėra, girdi tai, ko nėra, o gal jo yra unikalus gebėjimas matyti ir girdėti tai, ko kiti nemato. Čia toks diskusinis klausimas. Medicininiu požiūriu paprastai taikomas gydymas. Šizofrenija prasideda jaunam amžiui, ganėtinai anksti, paprastai žmonės pastebi, kad vaikas būna truputėlį kitoks, jaunuolis sunkiau adaptuojasi ir apie 27-30 metus išiškėja, jeigu yra polinkis. Vėlgi laipsniai yra skirtingi, todėl diagnozes atlieka psichiatrai su psichologų pagalba, taikant korekcinės metodikas, interviu ir visus kitus įvertinimus. Terapija su šizofrenija sergančiai žmonėmis vėlgi labai stipriai dirbama su šeimos nariais, nes turbūt ne vieną atvejį girdėję, kaip yra sunku šeimos nariam, jeigu žmogui rodosi ir jisai bijo, jam atsiranda baimė, kaltina šeimos narius. Tai darbas psichologų yra su šeimos nariais, ganėtinai intensyvus, kad nesistigmatizuotų ta visuomenės dalis. O su pačiu žmogumi jau kai praeina tie ūmūs periodai, darbas su mąstymu. Tiesiog, turbūt esat matę ne vieną filmą apie
šizofrenijos atvejus, kaip iš tikrųjų susidraugaujama su tais vaizdiniais arba stengiamasi nekreipdėmesio, tai vat psichologas ir dirba su tuo, tik tai yra labai jautri vieta, nes svarbiausia nepaskatinti to tikėjimo, kad taip yra ir vėlgi nepaskatinti to tikėjimo, kad taip yra ir neparodyti žmogui, kad aš tavim netikiu, nes jam ir taip yra baisu, juo niekas netiki ir dar ateina pas psichologą, pasipasako, kaip jam yra baisu ir tas dar netiki, nu tai kur tada žmogui kreiptis? Tai taip gyvena šizofrenija sergantys asmenys, sunkiai. Man jautri vieta yra demencijos. Gal dėl to, kad aš daugiausia su jomis dirbu, gal dėl to, kad mūsų visuomenė sensta, gal dėl to, kad tos ligos apraiškų yra be galo daug. Demencija atsiranda tada, kai yra pakeitimai galvos smegenyse. Pakeitimai gali būti dėl insulto, dėl visų kraujotakos sistemos sutrikimų galvos smegenyse, dėl apsinuodijimų toksinėmis medžiagomis, dėl traumų, gali būti po avarijos, nebūtinai vyresnio amžiaus žmogus, senjorų grupiai priklausantis žmogus gali susirgti demenciją. Labai dažnas atvejis, kad būna ir jaunų žmonių. Kas vyksta su žmogum sergančiu demencija, kada diagnozuojama šita liga, tai pakinta visos kognityvinės funkcijos. Čia kraštutinai išreikšti variantą, nes taip pat yra 3 kategorijos, lengvas, vidutinis, sunkus laipsnis. Tai kraštutinai išreikštas variantas yra tada, kai visos mąstymo funkcijos pakinta: suvokimas, dėmesingumas, atmintis ilgalaikiai, trumpalaikiai, orientacija erdvėj, savy, laike. Taip pat sutrinka mąstymas, jau sakiau, dėmesys, erdvinis suvokimas pakinta, žmogui sunku nukopijuoti paveikslėlių, sunku parašyti sakinį, sutrinka motorinė veikla, labai sunku, ypatingai smulkiosios motorikos, atlikti judesius, nupiešti. Į ką reikėtų atkreipti dėmesį, kada pradeda vystytis demencija? Kai kiti juokauja, sako, atsimenu viską iš praeities, su visom smulkmenom, su datom. Ne esmė, ką mes prisimenam iš praeities, yra svarbu, ką mes prisimenam čia ir dabar. Sako, va, iš praeities tai prisimenu viską, bet kur cukrų pasidėjau, pamiršau. Tai va čia ir yra rodiklis, kai žmogus, tai jeigu vienkartinis dalykas, tai nėra problema, bet jeigu tai tęsiasi nuolat, reikia atkreipti dėmesį. Kas vyksta su žmogum? Psichologinė prasme, jisai tampa suglumęs, išsigandęs, lyg ir viskas su manim buvo gerai, o staiga darau nesąmonės ir lyg ir dar suprantu, kad man negerai, tai tos pradinės stadijos jos labai gąsdina žmonės. Ir tada žmogui sutrinka emocijos, jisai jaučiasi blogai, būna, kad arba verkia, arba elgiasi, pasakysiu moksliškai, infantiliškai, o kitaip tariant, tai vaikiškai primityviai, jis toks tampa betarpiškas, būna emocijos atbunka, visiškai nereaguoja į aplinką, nesvarbu, kas vyksta su mano artimaisiais, toks bukas požiūris. Pakinta socializacijos procesai, žmogus sunkiai bendrauja, nenori bendrauti arba nesugeba bendrauti, nesidomi aplinka, sumažėja savarankiškumas, nesugeba apsitarnauti savęs artimoje aplinkoje, būna, kad net lovos ribose nesugeba apsitarnauti, nesugeba pasigaminti maisto, apsirengti maisto pateikto suvalgyti, nenueina į tualetą. Pakinta labai stipriai elgesys, jeigu kraštutinai išreikštas variantas. Smulkiai nepasakosiu, bet iš tikrųjų turėti žmogų sergantį demenciją šalia savęs yra labai sunku. Todėl darbas vykdomas per artimuosius dažniausiai, nes ką aš ir mano kolegos daro su dementiškai žmonėm, tai visų pirma įvertinam poreikius slaugos ir priežiūros, o po to, jeigu ten gyvena globos namuose arba lanko užimtumo centrus, tai per darbinę veiklą atstatinėjamos tos funkcijos arba mažinamas jų regresas. O ligoninė tai tyrimo ir užsibaigia visą tai. Tai ką dar gali padaryti ligoninės psichologai, tai išaiškinti apie situaciją artimiesiem, ką aš jums dabar pasakoju, kad tiesiog
jeigu iš tos praktinės pusės, tai spręsti kryžiažodžius, negailėti tokių ligonių namuose, kad būtų laikrodžiai, kalendoriai, įėjus į kambarį pasisveikinti, pasakyti, kuri šiandien diena, kurie metai, koks oras, koks mėnesis, tiesiog, kad ta informacija nuolat cirkuliuotų arti žmogaus. Nes jeigu žmogus yra apleidžiama šito vietoje, tai ta dezorientacija laike ir erdvėje jinai labai greitai regresuoja. O skatinant tą informaciją, tiesiog brukant žmogui, galima iš tikrųjų apsaugoti ilgesnį laiką. Iš tos populiariosios psichologijos aspekto, tai yra tiesiog rekomendacija artimiesiem pasidžiaugti žmogum, kiek įmanoma ilgiau toks, koks jis yra, nes tos funkcijos silpnėja ir ilgainiui tampa žmogus tik tai gulintis ir net save neapsitarnaujantis. Tai jeigu turit kažką iš artimųjų šalia, tai pasidžiaukit tuo, ką turit šiandien. Išskyriau intelekto defektą iš tų psichikos sutrikimų, tai arba kitaip protinis atsilikimas, vėlgi yra šiuo atveju 4 rūšių, lengvas, vidutinis, sunkus ir gilus. Vertinamas standartizuotom technikom, labai plačiai nepasakosiu, nes paprastai tai yra dalykai vertinti iš vaikystės arba po tam tikrų traumų, bet tada jau neturi reikšmės tiek tas intelektas, kiek kitos ligos. Jeigu, pavyzdžiui, yra galvos smegenų pažeidimai, tai daug funkcijų sutrinka ir tada kreipiamas dėmesys ne intelekto rodiklius. O kalbant apie vaikus, tai yra labai svarbu nustatyti, kokio lygmens yra ir taikyti atitinkamas metodikas tam, kad kai kurias funkcijas ilgiau išlaikyti. Kuo pasižymi intelekto defektas, tai pagrindinis dalykas tai, kad žmogus nesugeba tai, kas yra aplinkoj, tinkamai perleisti per save ir perteikti. Kartais yra labai sunku pamatyti, kur yra intelekto defektas, jeigu jis yra, pavyzdžiui, ribinis arba lengvas, nes žmogus moka skaityti, tas vaikas ar jaunuolis, ar šiaip suaugęs žmogus, ir jisai turi daug išmoktų gražių frazių. Bet jeigu ilgainiui kalbant, įsigilini, pamatai, kad jos naudojamos netinkamam kontekste. Va tas tinkamumo panaudojimas ir yra rodiklis mūsų intelekto. Kaip mes sugebam atitinkamą informaciją panaudoti tinkamam kontekste. Intelektualų žmonės sugeba, kada yra intelekto defektas, paprastai žmogus nesugeba. Ir vėlgi yra tas toks primityvus elgesys, vaikiškas, infantilus kitaip tariant. Labai sudėtingas psichologam ir psichiatram atvejais, kada yra intelekto defektas ir šizofrenija. Vat labai sunku atskirti ir ypatingai iš ankstesnių laikų, kai nebuvo diagnozuota vienas ar kitas atvejis, tai labai sunku suprasti, kada ten yra protinis atsilikimas, kada yra šizofrenija. Dar prie psichikos ir elgesio pakitimų svarbu paminėti priklausomybės arba psichikos ir elgesio pakeitimus, kada vartojamos psichoaktyviosios medžiagos. Taip pat hipochondriškumas yra labai išreikšta tendencija, kai žmonės mano, kad jie serga įvairiom fizinėm ligom ir eina pas gydytojus, domisi savo sveikata per virš, o nesusitvarko savo emocinio būvio. Valgymo sutrikimai ir va tos savižudiškas elgesys. Dar, kaip jau jum prižadėjau, papasakosiu apie miego sutrikimus. Čia išskyriau todėl, kad miegas yra be galo svarbus psichinės funkcijas atstatantis procesas. Ir yra labai svarbu atstatyti tas funkcijas, išsimiegoti, laikytis to režimo, kad nereiktų žiovauti. Tai, žodžiu, jeigu mes palaikom miego būdravimo režimą atitinkamą ir prisižiūrim savo miegą, mes galim išvengti labai daug psichikos ir elgesio sutrikimų. Ir, pavyzdžiui, esant depresijai, šizofrenijai, net ir nerimo pakitimam, visada yra skiriami vaistai miegui, jeigu yra kraštutinai išreikštas atvejis, nes žmogus atsikėlė pailsės ir visai kitaip tas pasaulis atrodo.
Ir miego sutrikimai dažniausiai yra kito sutrikimo psichologinio arba fizinio priežastis. Šiaip savo jis neatsiranda, reikia tada ieškoti giliau. Vat kaip sakiau, kad žmogus yra biopsichosocialinė būtybė, tai labai sunku išskirti kažkur, kur viena pusė dominuoja, kitur ne. Viskas yra labai tampriai tarpusavy persipynę. Dar vienas žadėtas reikalas, tai apie psichologinius sunkumus. Jau viskas, apie psichikos ligas nekalbėsiu, čia gal daugiau psichiatrai galėtų, jeigu jum yra įdomu, tai galima domėtis, taip galėsit klausti. O dabar aš iš savo pusės galiu papasakot apie psichologinius sunkumus, kada žmonės kreipiasi pas psichologus be psichiatro tiesiog. O kodėl negaliu kreiptis, jeigu man skauda mano viduje? O kreipiasi dažniausiai dėl ko? Dėl santykių problemų. Labai populiari problema, kelianti visas kitas problemas, tiek psichinės, tiek socialinės, tiek fizinės netgi. Dėl santykių problemų atsiranda labai daug problemų. Kada yra savižudiškas elgesys, žmogus gali paprastai, vis tiek fone atsiranda tų psichikos ligų apraiškos, bet kartais žmogus kreipiasi pas psichologą dėl to, kad yra minčių ar ketinimų, jau kai yra bandymas, tai vienareikšmiškai, kada žmogus yra stacionarizuojamas į psichiatrinės ligoninės arba vežamas į psichikos sveikatos centrą, kada yra pavojus jam, jo gyvybei arba aplinkiniam. Tai jau kada yra bandymai žudytis, tai nėra klausimo, ar dar žmogus nori kreiptis pas psichologą ar ne, jau jį nuveža pas psichiatrą ir po to jau kompleksiškai pagalbą organizuoja. Kada žmogus turi minčių arba ketinimų, tai kreipiasi iš tikrųjų pas psichologus, yra tos jaunimo linijos, moterų pagalbos linijos, krizių centrai. Tikrai žmonės kreipiasi ir kalba vis labiau apie tai. Dėl ko dar žmonės kreipiasi pas psichologus, pas psichoterapeutus, kai atsiranda tas vadinamas egzistencinis vakuumas. Tai yra plati sąvoka, nes jinai apima egzistencinę baimę, mirties baimę, vienišumo jausmą, tuštumo jausmą, kada žmogus praranda gebėjimą džiaugtis, bet ne dėl to, kad jam yra depresijos epizodas ar kažkas, tiesiog jam egzistenciškai kyla klausimų, ką aš čia veikiu, kodėl aš taip darau, man niekas neįdomu, aš nematau prasmės gyvenime. Bet kai atsiranda tie klausimai, tada žmonės kreipiasi pas psichologus arba pas psichoterapeutus ir tuos sunkumus bando išspręsti. Kada yra egzistencinis vakuumas, tai pagalba yra ilgalaikė. Taip su 5 konsultacijom paprastai neišsisprendžia tie sunkumai. Vienišumo jausmas, kada žmogų kankina, tai iš tų psichologinių problemų. Kada yra socialinė atskirtis. Turbūt esat girdėję, kad netgi yra rekomendacijos, kai rizikos šeimos, kad kreiptųsi psichologo konsultacijom ne tik dėl įgūdžių tėvystės, santykių problemų sprendimų, bet tiesiog tai yra socialinė atskirtis, kuris sukelia emocinę įtampą. Tai nėra sutrikimas, tai yra tiesiog blogas psichoemocinis žmogaus funkcionavimas. Socialinė atskirčiai taip pat priklauso LGTB pacientai. Ar žinot, ką tai reiškia? Lesbietės, gėjai, transseksualai, biseksualai. Bet ta kategorija, jie taip pat išgyvena stiprias emocinės reakcijas. Nėra sutrikimo, kurį reikėtų gydyti, bet tam tikri klausimai, kuriuos reikėtų aptarti ir pakeisti mąstymą. Gali būti socialinė atskirčiai priklausantis skurdas, bedarbystė, daugiavaikiai šeimos irgi priklauso socialinė atskirčiai, nes ilgam laiku užsidaro namuose ir kyla sunkumai emociniai. Emociniai sunkumai kyla išgyvenant skyrybas, krizės, kai yra potrauminio streso simptomai, kai yra egzaminų baimė, bet jaunuoliai kreipiasi. Kada yra amžiaus tarpsnių krizės, tam, pavyzdžiui, 40 metų krizė. Daug. Kai jaunuoliai planuoja karjerą, ateitį savo, tiesiog reikalingas psichologinis įvertinimas, žinių, gebėjimų,
taikant metodikas ir po to vykdant konsultavimą. Labai dažnai, kaip jau ir minėjau, esant ligos atvejams, kai šeimoje yra psichikos sutrikimą turintis asmuo arba šeimos auginančios neįgalų asmenį, irgi jos kaip ir priklauso atskirčiai, išgyvena labai daug emocinių sunkumų ir prasminga teikti psichologinę pagalbą. Tai papasakau. Dar psichologiniai sunkumai kyla, dabar du tokius paminėsiu terminus, tai yra somatopsichika, kad dėl fizinių ligų pakinta mūsų psichologinis funkcionavimas, ir psichosomatika, kai dėl mūsų psichikos pakinta fiziniai dalykai. Tiesiog, pavyzdžiui, jeigu aš susinervinu, aš tankiau kvėpuoju, aš pradedu dusti, mano plaka širdis intensyviau ir stipriau, man drėksta rankos, tai yra psichosomatiniai reiškiniai. Psichosomatika su somatopsichika susiję, nes šitie dalykai reiškiasi per lėtines ir nepagydomas ligas, pavyzdžiui, bronchinė astma, cukrinis diabetas, sąnarių ligos, reumatoidinis artritas, kolitas, žvynelinė, psoriazis, įvairios ligos. Žmogus susinervina, liga paūmėja, fizinė liga paūmėja. Kai žmogus ramesnis, ramesnė ir fizinė liga. Čia irgi yra tamprus ryšys. Nepavargot, biškį pavargot. Žodžiu, dar svarbu vaidmenį vaidina emocinis intelektas. Ar esat girdėję? Pakankamai naujas reiškinys, paprasta kalba tariant, tai yra intelektualus elgesys su mūsų emocijom. Ir jau tyrimai yra atlikinėjami ir įrodyta, kad emocinis intelektas šiai dienai yra svarbiau nei intelekto koeficientas, nes kai buvo manoma, kad žmogaus prigimtis yra gelbėtis pačiam, tenkinti savo bazinius poreikius, išlikti, gyvybę išsaugoti, tai remiantis emocinio intelekto teorijomis, žmogus yra visų pirma sociali būtybė ir jis, pavyzdžiui, įvykus ekstremaliam įvykiui, jis tikrai nebėgs pirmas, jisai gelbės tą, kuris yra silpnesnis. Vyresnį žmogų, vaiką, gelbės kitą greičiau nei save. Čia vienas iš pavyzdžių. Tai prasminga stiprinti savo emocinį intelektą, elgtis gražiai su savo emocijom, jas atpažinti, žinot, kas su manim vyksta ir taip toliau. Dabar apie terapiją. Žodis yra labai populiarus ir patrauklus. Turbūt dažnai girdit, kad pasiterapinau, kažką padariau ir jau įvyko terapija su manim. Viskas gerai, gražu, jeigu tai padeda ir galima naudoti, nėra draudimų kažkokių, bet iš esmės terapija tai yra veiksmas, kada žmogus keičiasi jo asmenybė, keičiasi jo elgesys, mąstymas su profesionalų pagalba. Vienas žmogus terapijos savo taikyti negali, tai yra daugiau užimtumas, atpalaiduojanti veikla, bet ne terapija. Tam, kad taikyti terapiją, čia yra lygiai tas pats, kas gydausi be gydytojo, kaip ir nelabai išeina. Tai žodžiu, taikyti terapiją, kad taikyti terapiją, tai mums kartais verta truputėlį susirgti. Jeigu mes esam sveiki, manom, kad esam sveiki, tai kartais yra prasminga truputį susirgti, kad mes galėtum taikyti terapiją. Dabar norėčiau padaryti tokį intarpą iš populistinės tos literatūros, vis tiek per savo tą profesionalią pusę praleidau, bet iš populistinės literatūros, o po to grįšiu prie tų terapinių dalykų jau iš profesionalios. Tai tam, kad ką rekomenduoja populiarioji literatūra, tai ir ne tik populiarioji, žodžiu, yra labai didelė problema su bendravimo įgūdžiais. Jaunesnės kartos, dabartinės kartos, jos gauna daug žinių susijusių su bendravimo įgūdžių ugdymu, su efektyvaus bendravimo siekimu. Vyresnės kartos, reikia pripažinti, gavo tų žinių mažiau ir kyla labai daug nesusipratimų dėl tų negebėjimų tinkamai bendrauti. Kodėl bendravimas yra išskirtas kaip svarbus reiškinys? Todėl, kad mes gimstam ir jau bendraujam. Mūsų bendravimas apima nuo iki, jeigu žmogus gyvas, jis bendrauja
net ir tylėdamas, net ir ignoruodamas, net ir nemokėdamas verbaliai savęs išreikšti, pavyzdžiui, kūdikis, jis jau bendrauja su mama. Mes taip pat bendraujam. Jūs dabar taip pat bendraujat su manim. Vieni aktyviau, kiti mažiau aktyviai, bet taip pat vyksta bendravimas. Dėl ko dar bendravimas yra svarbus? Dėl to, kad jis tenkina poreikius. Visų pirma, fizinius, fiziologinius. Tai pavyzdžiui, paciento ir gydytojo santykis, jeigu yra efektyvus, tai mes išsiaiškinam apie ligą, mes žinom apie gydymą, mums padeda pasveikti, išgydyti. Per efektyvų bendravimą ir fiziologinių poreikių tenkinimą vyksta ligų profilaktika ir galų gale netgi išlikimas. Tyrimais įrodyta, aš procentų tikrai nesakysiu, nes nėra prasmės, bet vieniši žmonės miršta daugiau, serga daug labiau negu tie, kurie gyvena poroje, santuokoje arba su kitu žmogumi. Bendravimas tenkina identiškumo poreikius, tai mes per bendravimą suvokiam, kokie esam, matom savo trūkumus, matom savo privalumus. Toliau yra socialiniai poreikiai, tai yra bendrumo, priklausimo grupiai, savęs realizavimo, savo vertės pajautimo, savo galios parodymo, per visus socialinius poreikius praeinama. Ir vienas iš socialinių poreikių yra meilės. Jeigu mes mokam bendrauti, mes patiriam ir tą gilųjį jausmą. Ir praktiniai poreikiai yra tai informacijos gavimas ir perdavimas. Tam, kad vyktų sėkmingas bendravimas, tai iš tikrųjų čia jau atskira ir ganėtinai plati tema. Aš bandžiau nusibrėžti gaires, bet žiūriu pagal laiką, kad aš galiu užtemti ar ne, tai gal truputėlį prašoksiu. Tiesiog reikia apsibrėžti, kokio bendravimo norisi ir kokio nesinori ir jį keisti. Ir dar svarbu paminėti, kad kito žmogaus elgesys su manim, tai yra mano veidrodinis atspindys, koks aš esu. Kaip su manim žmonės bendrauja, tai reiškia, aš taip bendrauju su kitais, tiesiog per mažai gilinuosi ir nejaučiu to. Tai vat svarbu atkreipti dėmesį į tai. Populiariosios literatūros rekomendacijomis tam, kad gerai žmonės jaustųsi, reikia puoselėti santykius. Daug problemų išsprendžia, kada išsprendžiamos santykių problemos. Jau tą minėjau. Rekomenduojama būti atidesniems vieni kitiems. Pastebėti, pamatyti, atjausti, išgirsti, išklausyti, sustoti, neskubėti. Daug tų rekomendacijų yra. Turbūt kiekvienoje knygoje galima rasti aibės, ypatingai iš tos populiariosios psichologijos knygų. Ugdyti kantrybę, būti empatiškiem, žinot turbūt, ką reiškia. Bent trumpam pagalvoti apie kitą žmogų ne per savo vertinimo prizmę, bet per jo. Visą tą kompleksą naudot, stengtis, galvot. Ir dėl ko aš apie tas ligas ganėtinai plačiai kalbėjau, kad vėlgi mes iš tikrųjų pastebim, kad kažkas su žmogum negerai, bet mums labai patogu nematyti, negirdėti, nueit, praeit, nesigilint, o iš tikrųjų verta sustot, atsisukt, paklaust, ištiest pagalbos ranką, galbūt pasiūlyt, kad ne aš tau čia dabar grįšiu ir specialistas papasakosiu, kaip ta depresija ar dar kažkas veikia, bet tiesiog pasakyti, kad yra tokia galimybė gauti pagalbą, gal tu kreipkis pas psichologą, jau po to nusiųs psichologas, jei reikės pas psichiatrą, neišgąsdyti žmogaus, jeigu yra kažkokių sunkumų. Dar viena iš rekomendacijų tai gebėti valdyti konfliktus. Konfliktų tema taip pat yra labai plati, aš tik tai labai trumpai pasakysiu. Jeigu yra konfliktuojančios dvi pusės, toks įdomus pastebėjimas buvo, radau vienoje literatūroje, kad kompromisas yra pati blogiausia konflikto sprendimo, pats blogiausias konflikto sprendimo kelias, nes nei viena pusė nebūna patenkinta. O įvykus konfliktui prasminga jį aptart. Tai visų pirma savo įsivardint, ko aš noriu iš to konflikto, nes turiu labai aiškiai žinoti, ar aš to noriu ar nenoriu. Tada išsiaiškinti su konfliktuojančia pusė, ko tas žmogus nori, susistemint abiejų poreikius ir numatyti įgyvendinimo planą ir bandyti įgyvendinti. Ir jeigu neišeina, nebijoti iš naujo. Ta readaptacija yra labai svarbu. Mes turim mokėti iš naujo prisitaikyti. Nebijoti klysti ir daryti klaidas.
Dar vieną išskyriau - judėti, svajoti, fantazuoti. Kodėl sudėjau vieną pasakysiu, bet pradėsiu nuo judesio. Esant demencijoms labai svarbus yra judėjimas žmogui, nes judant atsigamina patirtis. Po truputėlį atsistato atmintis, mažiau regresuoja orientaciniai gebėjimai. O svajoti, fantazuoti, kodėl išskyriau? Todėl, kad nuo 15 iki 50% čia priklauso individualiai nuo kiekvieno žmogaus. Mes būdravimo metu, ne tada, kada miega, mes svajojam arba fantazuojam. Tai geriausia vyksta tada, kada mes judam arba vairuojam. Ir iš tikrųjų, kas labai svarbu, svajojant ir fantazuojant, tai mūsų svajonės ir fantazijos yra tarsi medis, labai lengva įsivaizduoti. Jeigu mes neturim šaknų medžiui, o turim tik kamieną ir lapus, tos svajonės nebus įgyvendintos, turi būti šaknys. Labai geras pavyzdys, pavyzdžiui, žmogus nori būti, pavyzdžiui, pasaulio čempionas bėgimo srityje, bet jeigu jis neturi fizinių duomenų ir jis nesitreniruoja, neturi šaknų fizinių duomenų, to kamieno jis nesitreniruoja, jis niekada tos svajonės neįgyvendins. Tai žodžiu, svajot, fantazuot, bet netitrūkti nuo realybės, nes atotrūkis nuo realybės skatina suvokimo ir mąstymo pakitimus. O kas tai vyksta? Vystosi šizofrenija. Žodžiu, labai atsargiai, bet kadangi mes svajojam ir fantazuojam pakankamai daug, tai tiesiog įsigilint, ką mes su tuo darom, kiek mes galim tų svajonių ir fantazijų gyvendinti. Mylėti. Reikia mylėti. Taip labai įdomiai vakar perskaičiau, kas yra meilė, jausmas ar veiksmas. Tai žodžiu, to literatūroje, kur perskaičiau, tai veiksmas. Jeigu ir man patiko ta mintis dėl ko? Dėl to, kad meilė labai sutapatinama žmonių su skausmu. Nelaiminga meilė, skausminga meilė, nuvilinti meilė. Vaikai nuvilia tėvus, tėvai vaikus, mylimasis mylimąją. O iš tikrųjų, tas tikrasis meilės jausmas tai turi būti be savanaudiškumo prieskonių. Mes neturim galvot, kad mums būtų gerai. Jeigu mes mylim žmogų, mes turim galvot, kad jam būtų gerai. Taip, kad jam būtų gerai. Nesvarbu jisai su manim ar ne su manim, jeigu mes mylim, mes veikiam tam, kad žmogui būtų gerai. Bet aš vis tiek manau, kad tai yra jausmas su veiksmu. Žodžiu, dar vienas labai svarbus momentas, bet čia jau su mano profesionalumo prieskoniu, tai gebėjimas prisijimti ir dalintis atsakomybę. Atsakomybė, turbūt jau jūs žinot, kad nėra primetama, atsakomybė yra prisijimama. Jeigu jinai yra primetama, tai vadinasi yra kažkas, kas ją prisijima. Atsakomybės pasidalymo jausmas yra labai svarbus bendradarbiaujamčiam santykiui, kada mes dirbam su kolegomis. Smagu, kai mes galim pasidalinti veiklą, atsakomybėmis už tam tikras veiklas, bet ilgainiui atsakomybė, žodžiu, kai mes pasidalinam veiklomis ir atsakomybėmis, mes neturim vienišumo jausmo, mums yra labai gerai, mes su kažkuo dirbam visą kitą. Bet ilgainiui tai skatina pasipriešinimą ir nusivylimą, nes žmogus pradeda priešinti savo prigimtiniai teisei į laisvę ir atsakomybę, į savarankiškumą. Todėl kartais su atsakomybė reikia elgtis atsargiai, prisijimti ją tiek, kiek galiu jos panešti, neleist primest ir prisijėmus atsakomybę mokėti tam tikrais momentais pasidalinti, bet tam tikrais momentais prisijimti, padaryti darbą ir sakyti, koks aš šaunus, kad aš tai padariau. Reiškia, aš pateisinau savo intelektualaus žmogaus gimusio laisvė ir savarankiškumui. tą darbą tokį. Ką dar rekomenduoja populistinė literatūra, tai vengti stereotipizavimo, tų stereotipinių vertinimų ir labai stipriai išanalizuoti normatyvinį mąstymą. Nes mes visur, normalu, nenormalu, kas yra tas normatyvinis mąstymas? Tiesiog pasigilint, kur yra tos normos, kur yra ribos, o kur yra laisvė ribom, apsibriežti savo. Peržiūrėti savo nuostatą, savo vertybės, nes vertybės turi taip pat kitimo rodikliai. Yra pamatinės, brandžios, universalios vertybės, bet yra daug, kurios kinta.
Pasakyti pavyzdį ar eiti toliau? Pasakyti pavyzdžiui. Kaip ne mano, bet apskritai pavyzdys. Aš už santuoką, už gyvenimą poroje po santuokos. Bet kai mano dukra gyvena nesantuokoje, tarsi tampa ir norma. Nu tai vat, jeigu aš perkainuoju savo vertybės ir mažiau aštrinu tuos kampus kažkada anksčiau, kažkam sakydama nuomonę, tada tarsi tampa tos vertybės perkainuotos ir aš ramiau ir adekvačiau reaguoju į tai, kas vyksta su mano šeima. Nu, nebijot perkainuoti vertybės iš naujo, nes vis tik normatyvinis mąstymas jisai taip pat kinta. Gilinti readaptacijos, aš jau minėjau, lankstumo, gebėjimo prisitaikyti iš naujo gebėjimus. Mes turim mokėti visur prisitaikyti iš naujo. Kad ir kiek mes pradžioje besipriešintumėm, mes prie daugelio dalykų turim gebėti prisitaikyti, mobilizuotis, persiorientuoti. Reikia mokėti kontroliuoti save. Vaikam dalinami tokie lankstinukai, kaip kontroliuoti save. Giliai įkvėpti, iškvėpti, suskaičiuoti iki 10, pergalvoti savo veiklą ir atsiprašyti. Kaltas, nekaltas atsiprašyti. Bet manau, kad kai kurie dalykai veikia. Rekomenduojama auginti, brandinti asmenybę. Jeigu žmogus intelektualus ir gali terapintis pats, tai viskas tvarkoj, bet paprastai asmenybė brandinama ir auginama per neigiamas patirtis, kada žmogus su jomis susitvarko, išgyvena ir labai dažnai šitoje vietoje reikalinga psichologo arba psichoterapeuto pagalba, kai iš naujo jisai pradeda su tais skausmingais įvykiais gyventi brandžiau, efektyviau, persiorientuoti, mobilizuotis. Kaip jau minėjau, reikia nebijot klysti ir taisyti klaidas, iš tikrųjų klaidas darom visi. Atrasti save ir atrasti save iš naujo. Ir dar ką rekomenduoju, net prieš 10 metų, kai studijavau, buvo tokia rekomendacija arba pastebėjimas profesionalų, mūsų lektorių, dėstytojų, profesūros, kad jeigu žmogus turi bent vieną draugą, jam psichologo ir psichoterapeuto gali ir neprireikti. Reiškia, jisai turi su kuo pasikalbėti, jisai turi kam išsipasakoti, su kuo pasitarti. Tai vat rekomendacija turėti bent vieną draugą, nebūti vienišam ir taip išsisprendžia labai daug problemų. O dabar vėl grįžtu prie profesionaliosios pusės apie terapijas ir jau pabaigsiu, jau nedaug liko, labai išvargoti. Tęs toliau, ar ne? Tęs. Tai, žodžiu, dabar apie terapijas, kada yra ir profesionalas. Tai svarbu atkreipti dėmesį ne į tą rezultatą, kuris gaunamas po terapijos, bet terapija yra skirta tam, kad žmogus išbūtų procese ir išsilaisvintų tam procese. Orientacija ne į produktą, ne į rezultatą, bet į procesą. Tai taikomos įvairios meno terapijos rūšys. Dailės terapija yra įvairi. Mandalų piešimas, fraktalų piešimas, tapymas, akvarelė, pieštukais, ko tik norit. Arsenalas yra labai platus, specialistų yra labai daug. Apie mandalas girdėję turbūt. Girdėję. O apie fraktalus girdėję? Ne. Žodžiu, tada labai trumpai. 45 sekundės žmogus užsimerkęs, atsimatavęs popieriaus lapą užsimerkęs, 45 sekundės želiniu arba rašaliniu juodu parkeliu braižo tą, ką nori ir po 45 sekundžių atsimerkia ir sujungia tas linijas, nuo kurių pradėjo ir kuriom baigė. Ir tada atsitiktinė tvarka užsimerkęs ima pieštukus ir spalvina. Pasiėmus spalvą, kuri nepatinka, bent vieną gardelę, vieną tarpelį reikia nuspalvinti. Nu ir taip spalvinama. Ir negali spalvos būti vienodos šalia viena kitos. Ir gaunasi labai gražūs projekciniai piešiniai. Iš tikrųjų tai yra kaip terapijos būdas, yra terapeutų taikančių šią metodiką ir yra manoma, kad labai daug problemų įsisprendžia, nes gaunamas piešinys, kuriame atsispindi mūsų svajonės, mūsų skausmo projekcija, kažkokie išgyvenimai ir rekomenduojama tai daryti reguliariai ir tada matai, kaip keičiasi piešiniai.
Spalvinimo terapija yra dabar labai populiari, turbūt kaip biblioteka žinot, kad yra labai daug knygų ir vėl skaičiau straipsnį tokį kontroversišką. Ar tai yra terapija, ar tai yra populizmas. Vienareikšmiškai yra sakoma, kad žmogus atsipalaiduoja spalvindamas, kiti sako, kad tai nėra terapija, nes neprojektuoja žmogus kažką, o tiesiog ramiai savo dirba. Bet kol tai nekenkia niekam, tai gali žmonės naudot ir yra matyt interesų leisti tas knygas, nes poreikis iš žmonių yra ir žmonės spalvina. Lipdymo terapija taip pat vyksta su profesionalais, tai gali būti naudojamas molis, gali būti naudojamas plastelinas, modelinas, kinetiniai įvairūs variantai ir vėlgi tai yra projekcija ir žmogus nulipdęs arba nupiešęs piešinį, ką jis be padarytų, po to su profesionalu vyksta aptarinėjimas to darbo, kaip tu jautėsi, kai tu tai darei, ką tu čia padarei, ką galėtų rodyti vienas ar kitas variantas, galbūt norėtum kažką pakeisti, tai yra terapija, per lipdymo, per spalvinimo, per dailės terapiją. Taikomos įvairios rankdarbių terapijos, tai yra mezgimo, siuvinėjimo, vėlimo, pynimo, nėrimo, karpymo, koliažų gamybos įvairi. Aišku, mes tai darom ir namie ir sakom, terapinausi, bet jeigu vyksta su specialistu, tai yra gilinamas į labai daug dalykų. Aš pati dalyvavau mezgimo terapijoje, tai kaip tas mezgimas vyksta, ar tu gali leisti savo išardyti savo tą numegztą, kodėl tu nenori ardyti, pavyzdžiui, jeigu padarai klaidą, labai daug dalykų ir paprastai tos terapijos metu yra kalbama ir žmogus kalbėdamas jis vis tiek projektuoja savo emocijas, būna, kad supyksta, išmėto virbalus. Labai daug psichinių iškrovų vyksta terapijų metu ir rankdarbių terapijos metu. Labai svarbi terapija yra rašymo terapija. Rašymo temų yra begalės. Pavyzdžiui, mano gimimo diena, kaip aš prisimenu savo gimimo dieną, galbūt man yra kas pasakota, labai daug išsiprojektuoja emocinių sunkumų, nes žmonės išsako, kad aš buvau nelaukiamas vaikas šeimoje, ten kažkelintas ir tai yra darbas terapeutui, labai aiškus, pateiktas, platus ir galima tai daryti įvairiomis temomis ir labai plačiai. Dar kantrybės yra? Gerai, greitai. Smėlio terapija. Smėlio terapija yra per 3 aspektus. Smėlio terapija kaip jungistinė kryptis, aš ją taikau globos namuose. Tai yra figūrėlių kolekcija, jinai gali būti labai plati, yra smėlio dėžė, gali būti smėlis sudrėkintas, gali būti sausas ir žmogus projektuoja kažką ir po to yra aptarinėjama, fotografuojama ir tęsiami tie ciklai ir po to žiūrima, kaip žmogus išsilaisvina iš savo kažkokių konfliktinių situacijų. Gali būti smėlio terapija, kaip dabar populiari, kur stiklas iš apačios lempa ir žmonės piešia vaizdinius, galima taikyti per kinetinį smėlį, tiesiog kaip atpalaidavimo priemonė. Yra įvairios užimtumo, veiklos terapijos rūšys, įvairios. Iš tikrųjų, taiko labai daug, nebūtinai turi būti psichologas ar psichoterapeutas, gali būti socialinis darbuotojas, mokytojas, bet koks specialistas, kuris turi atitinkamų žinių ir gebėjimų, grupės valdymo įgūdžių ir gali taikyti. Muzikos terapija gali būti per muzikos kūrimą, kada pateikiami įvairūs instrumentai, barškučiai, kruopos, visa kita ir žmogus išsirenka projekciją kažkokią ir kuria muziką. Tai vėlgi sudėtingi dalykai, nenoriu labai smulkint, nes laiko nebelieka. Ir gali būti per muzikos klausymasi, tai yra parenkama muzika ir klausomasi, aptariama, suvienodinama ta muzika, kiek kitiem grupės nariam tai yra aktualu, jeigu tai vyksta grupinė terapija. Jeigu individualiam kontekste, tai vėlgi yra įvardinami emociniai sunkumai per muzikos terapiją. Šokio judesio terapija, neišplėtosiu, turbūt žinot, išlaisvinanti. Psichodrama, teatro vaidybos terapija vėlgi yra labai plati. Projektuojasi žmonės pagal vaidmenis,
yra kuriami mini spektakliai, konfliktinės situacijos, parenkamos rolės, žmogus įvardina, dėl ko jisai tą vaidmenį pasirinko, kaip jis jį perteikė, irgi sprendžia sunku, bet čia jau yra grupiniai dalykai, nes konfliktą sprendžia visa grupė žmonių ir tuos sunkumus jis įsprendžia. Ir pabaigai palikau skaitymo terapiją, nes kadangi esam bibliotekoje, skaitymo terapija arba kitaip vadinama biblioterapija, tai yra atskiras mokslas, labai platus, labai naudingas, reikalingas, šiaip taikomas Birštono bibliotekoje, turbūt jūs žinot, turi labai daug atspalvių, labai daug būdų. Porą esu išbandžius, tai knygos aktualizavimo ir atgaivinimo technika, toks ganėtinai sudėtingas variantas, nes lektorė, kuri mus mokė to metodo, tai sakė, kad paimi knygą ir nebūtinai ją skaityti, tu gali plėšyti, dėliot, klijuot. Tai man buvo pasipriešinimas, nes nesinori knygos nei braukyti, nei plėšyti, nei dėlioti ten ant atskirų lapų, bet manoma, kad per knygas, per skaitymą, per tas mozaikas, nes jeigu aš pasiimu knygą ir jinai atspindi mane, mano sunkumus, tai nieko tokio, kad aš jos ir nepadovanosiu niekam, arba, aišku, tik savo knygą reikia plėšyti, ne bibliotekos. Tai nieko tokio, kad jinai liks pas mane kitokiam pavidalį, ne tokiam, kokiam aš ją pirkau. Toks diskusinis klausimas. Vieniem tas metodas tinka, kitiem ne. Gal ir man reikėtų truputėlį persilaužti ir nebijot kai kurių knygų praplėšyti. Gal jos man padėtų kaip terapija. O biblioterapija vyksta įvairiai ir jinai labai populiarėja, nes, tarkim, Vilniuje yra susikūręs skaitytojų klubas, ten yra psichiatrai, psichologai, gydytojai, yra tam tikras ratas žmonių, jie susirenka į grupinę terapiją, skaito, pavargo, dar kalbėti, bet jau paskutinius taškus sudėsiu. Tiesiog skaito, nutarė kokią knygą per kurį laiką perskaitys, tada susitinka ir pamato, kaip tą knygą suvokė skirtingų lyčių žmonės, skirtingų profesijų žmonės, atranda dalykus, kurių aš, pavyzdžiui, nepastebėjau, bet pastebėjo mano kolega. Ir aš atsiverčiau irgi pamačiau kažką panašaus. Arba man kilo klausimas, kodėl kolegai ta pastraipa buvo svarbi. Žodžiu, biblioterapija yra labai labai svarbi, rekomenduotina ir reikalinga terapijos rūšis, bet tam turi būti specialistas šalia jūsų, kuris padėtų tinkamai, nes knygos iš tikrųjų labai atgaivina skausmingus įvykius, žmonės grupėse ir verkia ir po to labai sunkiai kalba, o kalbėti per knygą yra lengviau. Skaitykit po vieną, skaitykit grupėse, burkitės į būrelius, nebūtinai ten terapinė prasme, bet tiesiog, kad būtų tų draugų šalia ir kad būtų bendrų veiklų, bendraminčių ir atrastumėt save ir kitą vis iš naujo. Nežinau, ar ne per ilgai, ar ne per sudėtingai. Jeigu turit klausimų, klauskit. Mes transliuojam šitą paskaitą į mūsų rajono bibliotekas ir gavom klausimą iš Jiezno bibliotekos. Ar įmanoma mūsų rajone, tą pačią rajone pasikalbėti su psichologu akis į akį, ne telefonu? Taip įmanoma. Jeigu reikalinga pagalba vaikui, tai yra pedagoginė psichologinė tarnyba arba įstaigose, ugdymo įstaigose, psichologai darželiuose, mokyklose, bendrojo lavinimo mokyklose, kuriuose nėra, ten konsultuoja psichologai iš pedagoginės psichologinės tarnybos. Jeigu yra suaugęs žmogus, aišku, ir vaikai gali kreiptis nemokamos psichologinės pagalbos į psichikos sveikatos centrą. Turbūt žinot, kur yra. Poliklinika vadinama taip, psichikos sveikatos centras, tik tai reikia registruotis telefonu ir pasakyti, kad nori pas psichologą. Žmogus nesvarbu ar vaikas, ar suaugęs besigydantis Prienų ligoninėje, gydymosi metu taip pat gauna psichologo konsultaciją, konkrečiai mano.
konsultacija. Tai yra nemokama, prieinama netelefoninė pagalba. Telefoninė pagalba tai yra tos linijos, kurios yra nemokamos, afišuojamos internetinėse svetainėse, reklaminiuose stenduose. Tai yra telefoninė pagalba. Taip. Jeigu galėtumėt pasakyti šitos rėmėjus etiologiją, iš jūsų supratau, kad galima įgyti ją. Galima. Jeigu žmogus turi tam tikrą paveldėjimą ir, pavyzdžiui, yra labai didelis stresogeninis įvykis, kada žmogus netoleruoja streso, būna atveju, kad išsiprovokuoja šizofrenijos reiškiniai. Jeigu žmogus turi polinkį, kažkas iš šeimos narių, iš genetinių tų rodiklių yra buvę, bet jis gyvena ramų, taikų gyvenimą, taip ganėtinai apsaugotą, gali būti, kad niekada jam neišsiprovokuos kažkokį mąstymo ar suvokimo sutrikimai. Jis taip sau ramiai gyvens, truputėlį keistesnis negu visi, bet vėlgi, kas yra norma, tas normatyvinis mąstymas. Bet gali taip sau ramiai gyventi, be jokių labai stipriai įtaka. Šizofrenijai paveldimumas yra vienas iš pagrindinių rodiklių. Vėlgi paveldimumas, jeigu yra tėtis ar mama sergantį šeimoje, tai yra klausimas, ar paveldimumas, ar vaiko išmokimas toj aplinkoj sirgti tą ligą, nes tiesiog nuolat apie ją kalbama, už tai ir yra kreipiamas psichologo, psichoterapeuto dėmesys į šeimos narius, kad ištraukti žmogų iš tos stigmatizuotos aplinkos, nes kartais pats žmogus jau nebeatseka, ar čia yra norma tai, ką kalba tėvai ir artimieji, ar yra kažkas kitaip ir reikalingos tos konsultacijos, kad žmogus pasaulį truputėlį kitaip pamatytų. Noriu paklausti apie demenciją, jūs kalbėjote apie cukrų, kai pamiršti, kur pasidėdėjau. Ar tai yra liga, jeigu žmogus pagalvoja, jis visada atsimins, kur padėjo, bet jei jis padėjo, prabėgom ir jis neatsimena, čia yra liga jam, reikia susirūpinti. Tam, kad būtų liga, tai kaip aš jums vardinau tuos kraštutinius variantus, tai iš tarptautinės ligų klasifikacijos jis išėmė kraštutinius variantus. Jeigu konkrečiai tik tai atvejais dėl cukraus, tai yra dėmesio koncentracijos sunkumai. Ilgainiui reikia atkreipti dėmesį, kodėl taip yra, pasitart su specialistais. Jeigu tik tai dėmesys sutrikęs, paprastai demencijos nediagnozuojami. Turi būti ir atmintis, ir mąstymas, ir suvokimas, ir erdvinis suvokimas, ir grafinis arba smulkiosios motorikos veiklos sutrikimas. Turi būti kompleksas tam, kad įvardinti sutrikimą. O išsiblaškęs dėmesys gali būti dėl įvairių priežasčių. Ir dėl psichologinių sunkumų, ir dėl kažkokio fizinio nuovargio, dėl daug priežasčių. Nes iš tikrųjų dėmesys, visi kognityviniai gebėjimai prie visų ligų paprastai pakinta. Žmogus tampa išsiblaškęs, pavargęs, sunkiau koncentruoja dėmesį, sunkiau atsiminti informaciją. Minėjau, nenoriu kartuoti. Tiesiog patikslinu. Dar jau paklausiu klausimą, kai žmogus serga demencija, tai pas jį būna tokie prašviesėjimai. Dabar tai, ką daro psichologinė tarnyba su testais, kurių metu jie pildo. Tai aš pati praktiškai susidūriau su tokiu dalyku, kad žmogus atėjęs pas psichologą labai mobilizuoja savo jėgas, plus jam prašviesėja ir jis padaro tą, ką nepadaro namuose. Ir kaip tada psichologas gali nustatyti tą tikrąjį iš tikrųjų būvį to žmogaus, kai jisai tuo momentu neadekvatus yra. Ačiū už klausimą. Tikrai taip, kadangi demencija yra susijusi su galvos smegenų pakenkimais ir aš įsivaizduoju, jūs kalbate apie kraujagyslinę demenciją, tada, kada yra dėl kraujotakos sutrikimo. Ir būtent tada, kai žmogus gabenamas į gydymo įstaigą, jis mobilizuojas, jis pajaučia stresą ir dėl streso paaktyvėja kraujotaka ir plūsteli daugiau kraujo į smegenis. Ir būna tokie pragiedruliai, kad aš ir pati, nustatinėdama demenciją, man atveda visiškai sveiką žmogų. Atsako į visus klausimus. Netgi labiau negu aš atsakyčiau. Pavyzdžiui, sakau, pakartokit žodžio medis raidės iš kito galo. Patylėjo ir sako, sidem. Tai man net reikėjo pačiai pasitikrinti, ar tikrai taip, nes paprastai vardina po vieną ir suklysta. Tai
nežinau tų sveikatos priežiūros įstaigų, kuriuose aš nedirbu funkcijos, bet ką aš darau, jeigu guli skyriuje arba globos namuose, aš einu keletą kartų. Ir kartais pablogėjimas būna per kelias dienas labai ryškus, kartais pagerėjimas būna labai ryškus ir kai tu ateini atsitiktinai pas žmogus, tai nesugeba taip greitai susimobilizuoti ir būna rodikliai iš tikrųjų skirtingi. Metodikas adaptuoja tam tikros akreditavimo tarnybos, yra tie visi vertinimo komisijos, jie tikslina tuos rezultatus dažnai, bet mes praktikai tada pradedam žaist daugiau su tuo žmogų kelis kartus įvertinti. Labai, kaip aš ir minėjau, mes labai remiamės ir aš, pavyzdžiui, asmeniškai labai remiuosi slaugytojų pasakojimais, ypatingai kaip žmogus elgiasi naktį. Atsiprašau, nes ateini dienos metu ir žmogus adekvatus sėdi ramiai, kalba lėčiau, bet aiškiai yra tam tikrų pakitimų, bet nėra tokie ryškus. Nakties metu žmogus plaškosi, ima daiktus, rankinukus, kažkur eina, kažko ieško, pasiklysta, neranda tualetų. Labai daug tų dalykų nakties metu išaiškėjo. Už tai bendradarbiavom su slaugos personalu. Aš bendradarbiauju. O kodėl nakties metu? Per tą pirmąją REM miegą čia viskas vyksta. Pirmas 3 valandas. Visada būna taip. Tiesiog aš pati pastebėjau šitą ir man toks ir klausimas kilo, kodėl nelabai radau atsakymo literatūrai, kodėl būtent per tą REM miegą būtent ir vyksta tie tokie, kaip ir priepuoliai, kaip čia pasakyti, aptėmimas. Negalit paaiškinti? Sunkiau paaiškinti. Negaliu aš į šitą klausimą. Paprastai kiekvienas atvejis yra individualus. Kad nakties metu suaktyvėja psichika, jinai už tai reikalingas miegas, nepertraukiamas tam tikrą valandų kiekį, kad atsistatytų psichika. Tai tikrai, o kaip vyksta, tai manau, kad net tie, kurie tyrinėja miegą, sunkiai atsako. Nes taip pat ir sapnai yra irgi atskira, nepaliesta tamsi sritis, kur tikrai labai daug interpretacijų bandoma, bet daug klausimų lieka neatsakytų. Negaliu atsakyti. Aš remiuosi tiesiog individualiais atvejais. O, pavyzdžiui, toksai staigus pablogėjimas dėmesys, staigus tiek, kad žmogus nustoja valgyti per vieną dieną, ar taip reiškia. Kas inicijuoja, kas vyksta tada, kodėl taip? Galbūt įvyko kokis mikroinsultas. Reiktų pasižiūrėti, kas... Bet jau gali ir nepastebėti. Taip, labai dažnai ir nepastebima. Yra tam tikrų simptomų, kur slaugytojos pastebi, tarkim, aš mažiau galiu papasakoti apie tuos dalykus, bet kažkas vyksta su galvos smegenim. Nes jau ir taip demencija yra galvos smegenų pažeidimai, tai kažkas mikro ar makro lygmenį yra įveikę. Atsiprašau, užtempiau labai. Jeigu daugiau klausimų neturite, tai labai dėkojame lektoriai. Tikrai labai ačiū. Manau, kad gavot naudingų patarimų ir juos pritaikysite praktikui. Neskubėsit, kantrus būsit, skaitysit ir gerai gyvensit. Ir labai noriu pakviesti vasario 5 dieną į susitikimą su Rimvydu Stankevičiumi. Kartu su juo atvyks Rimantas Bagdzevičius. Vasario 5 dieną 15 valandą. Taip, iki vasario 5.